Tai bandom suinstaliuoti InTouch programą. Jums reikia parsisiųsti zip archyvą, tada išarchyvuot į folderį, į T10, taip, čia įeinam ir va čia visokie failai. Tai mums reikalingas, kaip visada, setup.exe failas. Paleidžiam galbūt net administratoriaus vardu su dešiniu klavišu run as administrator ir tada pasileidžia standartinė instaliavimo procedūra. Čia next, sutinkam, next, čia viskas yra viskas ok, taip, tada next. Bet čia labai svarbu, šito žingsnio nepraleiskite, reikia sukurti vartotoją. Tai aš visada tai vadinu, čia aišku jokio skirtumo. Čia tiesiog InTouch visur. Arba galite ABCD, nesvarbu kaip. Taip, tas local account ir tegu būna, nes kitaip neveiks. Tada next, InTouch exist, čia pas mane jau buvo. Taip, tai aš ten kitaip pavadinsiu, InTouch 2. Jūs pavadinsit kaip norit. Taip, ir tada next, susiinstaliuoja. Nieko ypatingo, nuimam, serverio mums nereikia, finish ir viskas. Va tokia ir procedūra. Ir tada atsiranda kažkur tai ta programa mūsų per start meniu, paleidžiam ir dirbam.